Sveiki, mėly kanalo svečiai, sveiki prenumeratoriai ir prenumeratorės, sveiki TikToko draugai. Su jumis ir vėl kanalas Taro kortų skaitymai ir runų skaitymai tikrumui, laimiai, džiaugsmui, pozityvui ir laimingam likimui, mėlyjei. Mano vardas Sandra, kas tik pirmą kartą mane matote. Ateinu, mėlyjei, su tema. Abu tylime tiesiog ir pasižiūrėsime, kas su juo vyksta tyloje, kai abu tylite. Darysiu į merginų pusę, tai svarbu bus išgirsti merginoms, kas su juo vyksta tyloje. Abu tylime, kai abu tylite, mėlyjei. Ir dar labai norėjau padėkoti Evaldui, Jolantai, mėlyjei, dėkui už kanalo rėmimą. Širdingai dėkoju, apkabinu jūs, parkeliavo dovanos jūsų, širdingai dėkoju. Kas mane, jeigu girdės šio Evaldas, atsiliepkit, mėlyjei, Jolanta, jūs nuostabus. Apkabinu jūs ir siunčiu, ir visiems siunčiu daug šviesos ir meilės. Na, o mes pasižiūrėkime tą temą. Kas su juo vyksta tyloje, kai abu tylite. Tylite tiesiog abu ir nežiūrint į tai, kas dabar vyksta pas jūs, pasižiūrėsime bendrą vyruko energetiką, kas įtakoja tą energetiką, kas vyksta vidinėme pasaulyje ir išorinėme. Ir mėlyjei, galvokite, kol aš dėliosiu kortas apie paskutinį susitikimą su vyruku, jo žestus, mimikas, kaip jisai atrodo, mėlyjei, tai bus efektyvesnis kortų skaitimas, na ir jo energija šiandien. Bendra energija vyruko šiandien, mėlyjei. Pasižiūrėkime, kas įtakojo jo tokią energiją, kad jis būtent tokioje energijoje, merginos. Pasižiūrėkime, kas įtakojo vyruko energiją, kad jis būtent tokioje energijoje yra, ne kitokioje. Žiūrėkime, mėlyjei, kas įtakoja vyruką, kad jisai būtent tokioje energijoje yra. Kas įtakoja. Kas vyksta vidinėme pasaulyje ir išorinėme, mėlyjei, pasaulyje. Pasižiūrėkime, kokie jūs mato vyrukas, kaip jūs jam atrodote. Ir pasižiūrėkime, kodėl jis taip mato jūs. Kodėl tu taip damą matai. Ir pasižiūrėkime energiją jūsų energija jam, kaip atrodo, kokie jūs jam. Kokie jūs jam esate, kaip jam čia atrodo viskas, kokie jūs esate. Na ir pasižiūrėkime vyruko mintis, pasižiūrėsime, jausmus šiomis kortomis, mintis ir jausmai. Mintys ir jausmai, mėlyjei, kokios mintys ir kokie jausmai jūsų atžvilgiu. Nuostabių žmonių, kurie žiūri dabar šį kortų skaitimą, mėlyjei. Ir pasižiūrėkime, nežiūrint į tai, kas vyksta dabar pas jūs, pažiūrėkime jo ketinimus, perspektyvos į ateitį. Ar būsite kartu, ar atskirai visgi. Pasižiūrėkime, kas čia vyksta šiandien dienai ir tiesiog jo ketinimus, perspektyvas į ateitį ir tiesiog ar žmonės bus kartu. Perspektyvos, ketinimai jo į ateitį ir ar būsite kartu, ar tiesiog atskirai būsite vienas. Tai vat, mėlyjei, tokia tema, abu tylime. Ir kas su juo vyksta, kai jis tyloje, kai jis tyli. Na, žiūrėkime, šiandien vyruko energija bendra. Nu, vat matot, kas darosi su juo. Čia yra meditacija, budimas, trečiakis, nu kas vyksta, mėlyjei. Čia nuostabus dalykai vyksta ir čia dėl to matomai jisai tyli pauzėje.
Jis dabar šitas žmogus, šitas vyrukas, savojo aukštesniojo aš jutimas pradeda gauti atsakymus per savojo aukštesnio aš jutimą. Čia yra pavaizduota merginos trečia akis. Pas vyruką atsiveria, va čia yra atsiveria trečia akis, mėlyje. Ir ši korta sako, kad vyrukas jaučia, kad jis tiesiog yra. Jis net jokių veiksmų dabar nedaro, tiesiog jisai jaučia, kad tiesiog jausme, kad jis yra. Jisai tokį pajaučia, nes čia su juo, aš sakau, savojo aš aukštesniojo pajautimas. Čia, mėlyjei, taip yra, tokie metai ir iki metų galo čia pas mus vyks pas daugumą, nes vyksta laužymai, labai toks sunkus metas. Na ir pas šitą vyruką atėjo laikas gilintis į savo vidų. Šis žmogus nuostabus jau pradeda gilintis į savo vidų. Ir jisai visus turi atsakymus, kurių jisai ieško. Šitas vyrukas šiandien su tokia energija. Gali jis net ir medituoti. Gali net nutildyti ir protą, išjungti mintis, tiesiog nori pabūti ramybėje. Va dėl to šitas žmogus yra atsitraukę, nes su juo vyksta perversmas visas, vienu žodžiu, pasikeitimai. Jis nesipriešins dabar šitas žmogus, gali net jisai būti paėmęs ir atostogų, tiesiog atsipalaiduoti. Jis nori pabūti tyloje. Ir jis dabar mokosi kontroliuoti visą, mėlyjei, situaciją. Matot, kas darosi su vyruku. Jis tą savąjį aš pradeda girdėti, o kas tiesiog nulėmė, įtakojo. O jis sako, dideli pokyčiai pas mane ateina į gyvenimą. Dviakė monetų ir dviprasmiški buvo santykiai. Jam sunku, jis čia išgyveno, pergyveno vyrukas. O tavo vidinis išorinis pasaulis, sako, aš magas esu, aš pats dėliojuosi su puikia intuicija. Pas mane puikia intuicija atsiveria pas vyruką, mielos damos, žinokit. Ir mėly vyrukai, kas žiūrite, gal ir jūs žiūrite šį kortų skaitimą, jisai yra maslume, jisai, mėlyjei, magas, žmogus valdo, jaučia energijas. Čia gali net būti prijaučiantis ir ezoterikos dalykams, mėlyjei, šitas vyrukas tikrai. Kas magas yra? Magas savo gyvenimo kūrėjas, labai su puikia intuicija, pasisako, labai dideli pokyčiai šitą nulėmė. Ir papasakok truputėlį apie šitą savo, sako, man reikėjo pagalbos, jam vyrukui reikia pagalbos. Šitas vadinamas šešiakė monetų balansas. Jam pagalbos reikėjo. Gal net ir dabar reikia jam padėti. Dešimakė monetų, galbūt šeima jam padeda, artimieji. Čia žmogus gali būti su artimaisiais šeimoje. Moteris viskam gabi pas jį yra. Jūs viskam gabi. Su kuria yra apribojimas. Vyrukas negali, mielosios damos, susisiekti. Pas jūs yra atstumas. O kas čia yra? Čia kažkokia programa stovi. Čia, mėlyjei, šita 8 kardų, kada negali veikti dėl kažkokio pastrigimo per atstumą. Ir už tai yra tas negalėjimas veikti. Čia dėl tavęs, vyruk, išeina iš tavęs kažkokios tai programos, dėl taurių karaliaus. Gali, kad sutapti, mielos damos, kad tai vandens atstovas, ten vėžiukai, skorpionai arba žuvytės, bet nebūtinai. Gali būti ir oro ženklo vyras, bet pasikeičiasi energija, jis tampa jautresnis. Gali ir ugningas vyras būti, bet pasikeičiasi energija. Pas jį yra princesė lazdų, labai karšta mergaitė, moteris, gali būti moteris ir brandi, bet jinai labai jaunatviška, jisai myli jūs, mielos damos. Čia meilė. The lovers. Meilė. Čia meilė, žinokit, jisai myli su jumis per atstumą ir vyksta pas jį transformacijos. Jūs jam esate šeima. Jis galvoja su jumis. Jeigu esate merginos dar tame amžiuje, kurios norėtumėt susilaukti ir kūdikio, tai jis dar čia, žinokit, galvoja su jumis ir vaikų susilaukti šitas vyrukas norėtų. Tik šiandien kova vyksta tarp proto ir širdies, pas jį čia vyksta. Ir čia jūs, žmogus, esate mane žiūrintieji, tos pačios energijos žmonės. Galit būti ir kokie tai sielos
giminingos, mėlyjei, nes nebūtinai, kad vandens atstovai. Gali tiesiog būti žmonės tos pačios energijos, jautrus, mylintys, bet gali atitikti, kad tų pačių ženklų, abu ir vėžiukai, ir skorpionai, ir žuvytės. Be proto mylima moteris. Jeigu jūs esate kito ženklo, mielos damos, tai jūs vyrukas mato savo mylimą damą. Jūs jam mylima be proto. Ir čia, sakau, vyksta va tokie dalykai, net tas jutimas, jisai žmogus net atsitraukia. Žiūrėkite, mėlyjei, ir oro ženklo mergaitės, nes čia apie jūs, arba tiesiog moterys irgi, kurios buvo tokiose šaltose energijose, šiandien irgi gali vykti pas jūs transformacija, keičiatės į tokią mylimą, jautresnę moterį, persikeičiat. Kas dar tavo tokia? Sako, užsibaigė mano sunkiausias gyvenimo periodas, mes dabar turime abu patylėti, pabūti tyloje, čia yra mėlyjei šventikas, jisai pradės žmogus galbūt net jau keliauti ir į dvasinį pasaulį, nes pasižiūrėkit vien tik tai energija, kokia jo yra. Jis dabar gilinasi į savo vidų žmogus ir jis ten ieško visų atsakymų. Jūs jam be galo svarbi moteris, labai, čia net link santuokos vos ne gali nueiti šitie santykiai. Na ir jisai dabar laukia. Ko tu lauki, vyruk, sako, kardų karalius, gal pas vyrukas buvo kažkaip šaltas, toksai labai loginio mąstymo, net žiaurokas, oro ženklo vyrukas pas kažką bus toksai, ko tu lauki. Na, sako, išeina iš manęs priklausomybės, padedu aš. Priklausomybės išeina, turi daug norų, turi daug įgyvendinimo, oro ženklo vyrukas susidoroti su priklausomybėmis. Čia žmogus atsinaujinsit ir jūs. Čia jisai netgi gali išoriškai pasikeisti, garderobą net pakeisti žmogus, mėlyjei, mylėt pradės save, mylimus darbus dirbs, čia jau vyrukas nemylimo darbo tikrai nedirbs ir jisai įrodys dar jums. Čia, kad ir myliai įrodys vyrukas, ir kad nori laimės, ir kad jūs moteris pas jį su resursais, nori su jumis bendrauti, mėlyjei. Dabar jisai vienišas vyrukas viską apgalvoja, jūs esate princesė monetų, gabi moteris, princesė taurių, labai jaunatviška jūs mato, mėlyjei, princas monetų, jisai nori su jumis bendrauti, nori atvykti, jis jaučia jausmus. Taip. Nori šeimos, jūs mato savąją šeimą, tik šiandien dienai ta pauzė tokia, ta tyla, mėlyjei, kai abu tylite, pasivyksta visiška galingas transformacijas, vyrukas eina, dvasinės kelionės ir santykiai per atstumą. Va dėl ko pasitokia mielos damos energija ir dėl ko vyrukas tyloje. Gerai, o pasižiūrėkime dabar, kokie jūs mato. Sunkiai dirbančią mato, kažkaip tai daug darbo įdedančią, kažkokio reiškia tinkamo momento laukiate irgi, išeinate iš sunkumų visiškų. Ar čia po traumos, ar čia po labai sunkumų savo didelių žmogus išeina, mato. O kodėl taip mato? Sako, jinai nori meilės, džiaugsmo, princas lazdų, karštas vyrukas, čia žmogus emocijų nori. Meilės, o kokia tu matai aplamai moterį? Sako, aš matau ją savo sielos puselę. Čia yra, mėlyjei, pažadas. Čia krinta, mėlyjei, pažadas, o pažadas, aš jau anksčiau sakiau, kas čia per korta yra, šita magiška korta labai. Sielos, sako, mes esame artimos, mes pritraukiame vienas kitą. Tai pažadas mūsų artimų sielų, nes jisai dabar, kai pradeda jausti savąjį aš, tą mėlyjei, tai jisai sako, mes davėme pažadą būti kartu, padėti, mylėti, mes esame partneriai. Bet matot, kas čia vyksta, mėlyjei? Jis va tą jaučia, vyrukas, čia nekvailas vyrukas, už tai čia pauzę paėmė, nes pas jį labai dideli pokyčiai. Mato jūs mylinčią, norinčią emocijų, bet jums čia po kažkokių sunkumų ir laukiate tinkamo momento, kada atvyks tas vyrukas. O jis ruošiasi atvykti, jisai žmogus čia ir vienišas, ir jisai nėra čia jokių trikampių, kol kas nematau, mėlyjei. Fantastiškas kol kas vyrukas matau. Taip. Aš nenoriu, kad jinai, sako, išeitų. Čia buvo gal jau ir išeimas iš kažkur, tai imperatorius jūsų sako. Aš galbūt nedaviau jai, kiek jinai davė savęs. Gal, sako, jinai moteris iš senai. Aš, sako, irgi nepraradau to vidinio vaiko jau savo ir jinai nepraradusi to vidinio vaiko savo. Ir dabar jisai mąsto.
galvoja, mąslus, čia kova vyksta, penka kiek kardų, konfliktas su savimi gali būti mėlėjai, na ir jisai nori su jumis eiti į kitą etapą, galvoja vyrukas kardų, oro ženklo vyrukas, nori jūsų kaip moters, jūs esate viskam gabi, sako. Jis mato jūs ir drauge, ir žmona, ir puikia partnerę, pabendrauti, nu tiesiog visur gabę mato, tik tai santykiai buvo sunkus ir čia vyksta pasikeitimai, užsidarę abudu nuo išorinio pasaulio, gali būti ir jūs ir jis, mėlieji, na ir svajonių turite, iliuzijų, bet iš tų visų iliuzijų jūs iškeliaujate, nori gausos su jumis, nori šeimos šventės, mėlieji, nori karalius lazdų, tai būtų karštas vyrukas, šaulys, avinas arba liūto ženklo vyrukas, jisai mato, kad ir jūs save mylite, norite džiaugsmo, mylimų darbų, jautrus labai žmogus, išgyvena transformacijas per kančias ir per tiesiog tokius košmarus kažkokius, išeina iš priklausomybių ir jisai nugalės priklausomybės, jisai eis kurti šeimą su jumis, mėlieji. Nori sąjungos, dveakė taurių, jis myli jūs. Nu, žinokit, laukia jisai tinkamo momento, netgi padėti nori jums ir šiuo metu ir jam būtų neblogai, kad kažkas padėtų, jam reikia pagalbos irgi, čia pas jį vidiniai vyksta dalykai, vidinė dvasinė kelionė ir jisai eis į pergalę. Su jumis nori pergalės, mėlėjais, nori sąjungos, balanso, meilės. Čia žmogus myli jūs, čia dveakė taurių, mėlėjai. Labai mato jūs stiprią moterimi, labai. Ir savąją sielos pusėlę. Matot, kaip yra, mėlėjai. O kokios mintys ir jausmai dar pas tave šiai damai? Mano kanale, kur jinai žiūri šį kortų skaitimą, sako, aš matau, kad čia, sunku. Šitie santykiai tikrai nelengvi. Čia tiesiog tokie kaip duoti santykiai nuimti blokus, transformuotis, kažkokius tai reiškiasi programas, giminių tas laužyti, tiesiog nuo žmonių nueina visas, kaip sakant, sunkumas gyvenimo per šitus santykius. Taip, išeina sunkumas, egoizmas, gali būti, kad vyrukas iš verslo pasaulio, gali būti taurių karalius, jautrus vyrukas, gali būti ožiaragis, jautis, mergelė. Gali būti vandens ženklo, arba tiesiog vyrukas, gali būti ir oro, bet pasikeičiasi energija į jautrų, nes čia vyrukas keičiasi, mėlėjai. Mintys ir jausmai išeina egoizmas, gerai, ką dar tu jauti, pasižiūrėkime šiomis kortomis, mintys ir jausmai tavo, mano nuostabiai damai, prenumeratoriai, TikToko draugiai, mintys ir jausmai damo, žiūrėkime. Sako, žinokit, per atstumą santykiai mes išgyvename abu čia transformacijas ir mūsų sąmonė abiejų plečiasi ir mes abu norėsime taikos. Jis jūs jaučia labai gerai, myli jūs. Štai, mėlėjai, ką kalba kortos, čia meilė yra, kągi čia, kągi daugiau. Pažiūrėkit, jis nori visai kitam jau į kitą etapą eiti su jumis pasiruošęs vyrukas. Jis sako, aš magas, aš pats dėliojuosi gyvenimą, aš išeinu iš liūdnumo. Atostogų nori, poilsio jau po šitų santykių, nes išvargino jį. Ir vyruką, ir ko gero jūs, ir čia buvo, mėlėjai, širdys sudaužytos, čia kažkaip tai tas atstumas irgi širdis daužo, liūdnumą priduoda. Princesė taurių, mato jūs įsimylėjusią moterimi, svajinga, kad laukiate jo. Karalienė oro ženklo, mėlėjai, svarstyklės vandeniai, arba svarstyklės, vandenės, arba dvynių ženklo mergaitės gali žiūrėti, kurios sako, pokyčių bus, mėlėjai, jausmas, jūs karšta moteris, ugninga moteris esate, su jais nori šeimos, tokios mintis pas jį ir jausmai, deda tašką, o kam tu tašką dėsi? Kažkokiems sunkumams, nelaimėms, jis nori laimės, jis jau nori tą svajonę, jis turi rankose, jis nori, kad ir jūs būtumėt laiminga, dės tašką visiems sunkumams, visoms, tiesiog šitas vyrukas net tašką priklausomybėms deda, čia pavyks jam išeiti, tik dabar, sako, mes pauzėje, mes turim palaukti, kol pereis tas sunkiausias momentas, kančios, mėlėjai, sako, mano imperatorė nuostabi, ką tu jai jauti, sako, nori pergalę su ja.
O čia ir ateina, mėlyjei, pergalė po ilgo laiko, čia jums padės ir angelai. Čia gal net buvo ir maginių dalykų kažkokių tai prisidėję, nes dabar ateina visiškas apsinulinimas. Čia vyrukas gali net garderobą pakeisti. Čia iki tokio visiško reiškiasi pasikeitimo eis, nes pažiūrėkit, jis pradeda tą gilį jau save. Iš depresijų išeina, iš magijų, iš labai sunkių, mėlyjei, iš nemigos išeina. Nu kągi, jis myli jūs ir mato, jis šeima, jis nori laimės, su jumis šventės vyrukas nori. Taip, padėti dar nori. Ir jam dar reikia čia padėti, mėlyjei. Riteris taurių atvyks pas jūs, damos. Dar įrodys jums čia kažką tai gražaus. Oi, kaip atvykt nori ir naujos pradžios, po tos pauzės, po užsidarimo. Meilė savo, atstumas, mėlyjei, nori bendrauti po atstumo. Ugningi vyrai, žemės ženklo vyrai, oro stichijos vyrukai, mėlyjei, labai greitai čia. Išeisi dar iš tos pauzės. Jis nori teisingų santykių, teisingumo, galbūt ir kažkokie bumerangai pareina. Jam, mėlyjei, čia temidė galia. Taip, kad nori teisingų net santykių, čia žmogus myli jūs, jūs esate jam šeima, nori pergalės ir jau jam atsibodo būti. O štai, mėlyjei, dama myli savoje. Išeina jis iš kažkokių tokių savo gyvenimo toksiškumo, įsivalo čia pas jį visas gyvenimo, kaip sakant, sunkumas. Nu, wow, mėlyjei, gerai, pasižiūrėkime dabar, nežiūrint į tai, kas vyksta pas jūs. Pasižiūrėkime jo ketinimai, perspektyvos į ateitį. Ar kartu būsite, ar visgi atskirai. Nu, 9 lazdos eina. O dabar papasakosiu, mėlyjei. Ką man vyrukas sako? Vyrukas sako, aš ilgai buvau užsidaręs, galbūt ir moteris buvo ilgai užsidariusi nuo išorinio pasaulio, nes pažiūrėkit, kokie santykiai. Čia susitiko sielos, kad padėtų iki galo eitų. Ir dabar vyrukas sako, tai moteris, puikiai moteris, nusipelnusi laimės, moteris su resursais. Netgi gali ateiti jums toks metas, kad persikraustimas gresia čia moteriai, mėlyjei. Ir sako, čia buvo taip man sunku, taip, aš čia ir po magiją buvau, ir depresija, ir nemiga buvo, ir ko čia tik nebuvo, čia buvo labai, labai sunku. Dabar iš to išeina, čia, sako, buvau ilgai tam tokiam procese, sunkiam savo psichinis tas toksai sunkumas, mėlyjei, ir ką tu dabar galvoji? Ar kokie tavo ketinimai damos atžvilgiu? Sako, santykiai sustoja, bet aš kiek čia visko išmokau, labai sunku santykiai, labai gabi, sako, mano moteris. Gal moteris, sako, jinai su vaiku gali būti, o žiragiai mergelės jaučia ženklo. Aš laukiu tinkamo momento, kada pas ją keisis irgi charakteris, kad biški nusileisinai, nes čia gali būti, kad čia kažkas dar kažkam ir nenusileido, nes moteris tokia aštri, oro ženklais laukia tinkamo momento. Štai, ta pati energija, oro ženklai, mėlyjei. Ir nebūtinai, kad oro ženklai. Čia paprasčiausiai žmonės vienas kitą jaučia, čia gal net ir telepatiškai jausti. Na, laukia tinkamo momento. Ir aš pas ją atvyks, aš noriu pergalės ir matau po savo proto ir širdies kovos išgyvenęs, aš matau ją savąją šeimą. Ar jūs matot, aš noriu, sako, laimės, aš laukiu tinkamo momento vykti pas savąją imperatorę. Jinai stipri moteris, jinai mano mergaitė stipri. Nenoriu, kad jinai išeitų, mėlyjei, sako, po pauzės. Kas čia vyksta, sako, jinai mano laimė. Aš pasukau ratą į laimę. Likimas. Mato savoju likimu, jisai supranta, jisai nori gausos, taip kad perspektyvos tikrai yra, jisai nenori kovoti. Mato jūs savąją šeimą, jis griauna visą tą, reiškiasi, tą seną modelį ir nenori, kad jūs išeitumėte, mėlyjei, ir jis mato jūs savąją šeimą. Norėjau surasti šeimos tą kortą, bet jūs matėt patys, štai. Vyrukas mato jų šeimą, nori laimės ir meilės, nori pergalės, gausos ir dar čia labai greitai, nes mato jų savojo likimu. Nežiūrint į tai, kas vyksta pas jūs, ar būsite kartu. Išeina pavydas, apribojimai, išeimas iš kažkokių programų, iš šanso nematymo.
įrodymai, atakos, liūtavino arba šaulio ženklo mergaitės, išeina egoizmai, kažkokie va tokie sunkumai. Na ir ar būsite kartu? Jam gėda, vyrukui gėda. Na, jis mato jų savąją šeimą, mėlieji, nori meilės, vyrukas irgi, žiūrėkit, mėlieji, ir čia žemės ženklo vyrukas, ir ten žemės ženklo mergaitė, čia žmonės tos pačios energetikos, šiandien dienai vienišas, nori išeiti iš šitos pauzės, nori atvykti, ir ar jūs būsite kartu? Taip, mėlieji, pas jūs buvo santykiai galbūt paslaptingi, galbūt jūs esate mane žiūrinti kažkaip tai vyriausiųjų žinia, čia žmogus nelabai linkęs į santykius. Santykiai per atstumą ir meilė čia yra tarp žmonių. Emocijos. Kalnas emocijų. Keliate emocijas, jis jūs myli ir nori santykių, nori teisingumo. Būsite kartu, laukite, vyrukas atvyks. Ir labai greitai, dideliems pokyčiams. Taip, mėlieji, jis jūsų nori, sudaužiu savo, sako, sudaužiau širdį iš čia, jinai mano saulė. Man negera, bloga, jam eina tie laužimai, transformacija, jisai labai giliuose transformacijose. Jis myli jūs, mėlėjai, ką aš galiu pasakyti, ir stebi internete, jeigu šiuo metu nesate kartu, jūs jo saulė, jūs matote jūsų šeima, jūs šiam vyrukui parodėte gyvenimo gylį ir per jūs jisai jaučia savąjį aš, mėlėjai. Va taip, va, saulė, meilė. Na ir pasižiūrėkime, ką pasakytų runos šiai porai. Abu tylime. Ir ar čia, kas su juo vyksta tyloje, štai va tokie dalykai su šiuo vyruku tyloje vyksta, čia yra meilė, atvykt nori. Ką pasakys runos, tokia kaip rekomendacija mane žiūrinčiai moteriai? Pažiūrėkime, mėlėjai. Na, sako, labai žmogiškumo daug pas jūs, mėlėjai, čia yra partnerystė, manas, žmogiškas žmogus mane žiūrite, labai su žmogiškom vertybėm. Manas yra žmonijos ir žmogiškumo atstovė. Jis simbolizuoja socialinę tvarką, bendradarbiavimą, moralės ir vertybių jausmus, mėlėjai. Pas jūs yra žmogiškumas, mokate kolektyviškai dirbti, kolektyvinėme darbe, bendruomenėje. Ateina santykiuose moralė ir vertybių vertinimas, mėlėjai. Na ką dar galėtumėm ištraukti, kokią čia mes runą? Sako, pas jūs yra galinga apsauga, gali būti, kad jūs irgi turite tą gyvenimo gylį, tą jėgą, viržinystę, mėlėjai. Algis, apsauga pas jūs yra, puikia intuicija, jūs pati viską jaučiate, sako. Net vienas kitą galite jausti telepatiškai, nes čia yra pažadas būti kartu su visam, mėlėjai. Tai vat, mėlėjai, žiūrėkite, atsiliepkite, kas čia per tokia nuostabi pora, kur praėjo tokį sunkų kelią, kad pradeda jau jausti gylį gyvenimo, vyrukas pradeda jausti save, savąjį tą aš, mėlėjai, per stiprią meilę, kurioje čia visko buvo, mėlėjai. Tai tau, mielas mano prenumeratoriai, buvo labai svarbu išgirsti, kas su juo vyksta tyloje, mėlėjai, kai abu tylite. Čia buvo Sandra, mėlėjai. Aš atsisveikinu su jumis, mano brangieji. Iki kitų kortų skaitimų. Kas norėsite asmeninių kortų skaitimų, visada rasite mano kontaktus. Susisiekite su manimi, aš visada jūsų laukiu. Sudie, mėlėjai.